Ji buvo galingiausia moteris pasaulyje. Imperatorė, kurios vardu pavadinta ištisa epocha. Jos imperijoje, sako, niekada nenusileisdavo saulė, o jos valiai pakluso beveik 1/4 pasaulio gyventojų. Bet viena taisyklė ją varžė labiau nei bet kurį pavaldinį. Ji negalėjo ištekėti už mylimo vyro, nebent jis pirmas jos paprašytų. Bet buvo viena problemėlė. O kas, jei jis paprasčiausiai neišdrįs? Žiūrovai, šiandien papasakosime, kaip jauna karalienė mėtė iššūkį tūkstantmečiams tradicijoms, dėl meilės ir amžiams pakeitė ne tik savo, bet ir visos monarchijos likimą. Žiūrovai, tik įsivaizduokite, esate 18-metė. 1837 birželio rytą jums praneša, kad jūsų dėdė, karalius Vilhelmas IV, mirė. Sveikiname, nuo šiol jūs Didžiosios Britanijos ir Airijos karalienė. Visos imperijos našta krenta jums ant pečių, o aplink vien vyrų pasaulis, kuriame politika, galia ir sprendimai priklauso jiems. O jūs ne tik moteris, bet dar ir labai jauna. XIX amžiuje moters vieta buvo, švelniai tariant, apibrėžta. Net kilmingiausios damos gyvenimas buvo pavaldus taisyklėms, o svarbiausia iš jų – santuoka. Bet santuoka nebuvo meilės reikalas, tai buvo strategija, pareiga. Ir viena taisyklė buvo tiesiog geležinė. Vyras renkasi, vyras klausia, moteris sutinka. Net galingiausiai pasaulio moteriai ši taisyklė galiojo. Tiesą sakant, jai ji galiojo dar labiau, juk niekas, absoliučiai niekas, negalėjo pasipiršti valdančiai monarchijai. Tai nebūtų romantiškas gestas, o įžūlus valdžios siekis. Karalienė negalėjo būti pasirinktoji, ji turėjo rinktis pati. Bet kaip tai padaryti, kai pats veiksmas, moters piršlybos, buvo laikomas skandalingu ir nepadoriu. Viktorijos vaikystė buvo vieniša ir niauri. Griežta motina ir jos patikėtinis kiekvieną jos žingsnį kontroliavo, taikydami vadinamąją Kensingtono sistemą. Jai buvo draudžiama būti vienai, miegoti atskirai nuo motinos ar net be pagalbos lipti laiptais. Tapusi karalienė, ji akimirksniu išsilaisvino iš motinos gniaužtų, bet atsidūrė kitokiame kalėjime – politinių intrigų ir visuomenės lūkesčių. Jauna, nepatyrusi ir svarbiausia – netekėjusi. Visos Europos karališkosios šeimos jau stumdė figūras šachmatų lentoje dėl jos rankos, o ji tenorėjo ne galios žaidimų, o tikros meilės. Ar įmanoma suderinti širdies troškimus ir geležines sosto taisyklės? Ką darytumėte jos vietoje? Ir tada jos gyvenime vėl pasirodė jis – Saksų-Koburgo ir Gotos princas Albertas. Techniškai jos pusbrolis. Jų sąjunga buvo ilgai planuotas bendro dėdės, Belgijos karaliaus Leopoldo projektas. Pirmą kartą jie susitiko dar paaugliai, kai abiem buvo 17, ir Viktorija įsimylėjo iš pirmo žvilgsnio. Savo dienoraštyje jie tiesiog tirpo. Albertas yra nuostabiai gražus, jo akys didelės ir mėlynos, bet visas jo žavesys slypi išraiškoje, kuri yra kupina gerumo ir mielumo ir labai protinga. Tačiau draugų vokiečių princą regis triukšmingas Anglijos dvaras netaip sužavino. Kol energingoji Viktorija šokdavo iki paryčiai, pavargęs Albertas išvykdavo anksčiau. Atrodė, kad kibirska įsižiebė tik iš vienos pusės. Žiūrovai, praėjo 3 metai. Viktorija tapo karalienė, mėgavosi laisvę ir net buvo trumpai susižavėjusi Rusijos didžiuoju kunigaikščiu Aleksandru. Tačiau mintis vis grįždavo prie Alberto. Ji žinojo, laikas apsispręsti. 1839 lapkričio 4 pasikvietė jį antrą vizitą į Vindzoro pilį. Šį kartą viskas buvo kitaip. Viktorija savo dienoraštyje rašė: su tam tikru jaudinimu stebėjau Albertą, kuris yra nuostabus. Chemija tarp jų buvo tiesiog akivaizdi. Vos dieną po jo atvykimo šokio metu Viktorija iš savo puokštės ištraukė gelę ir padavė ją Albertui. Šis, neturėdamas kur jos įsisekti, nedvejodamas peiliuku prasipjovė savo uniformos atlapą ir įstatė gelę tiesiai virš širdies. Tai buvo nemulus pažadas. Viktorija suprato, dėlsti nebegalima. Albertas, būdamas žemesnio rango, niekada neišdrįs žengti pirmo žingsnio. Iniciatyvos teks imtis jai. Žiūrovai, 1839 lapkričio 15. Praėjo vos 5 dienos po Alberto atvykimo. Viktorija pasikviečia jį į savo asmeninį kabinetą. Oras tiesiog tvyra nuo įtampos. Ji galingiausios pasaulio imperijos valdovė. Jis neturtingas vokiečių princas. Ji žinojo, kad tai, ką ruošiasi padaryti, yra precedento neturintis įvykis. Moteris, karalienė, pirštisis vyrui. Laimiai savo dienoraštyje ji iki smulkmenų aprašė šį momentą. Ji rašė:
Aš pasakiau jam, kad jis turbūt nujunta, kodėl norėjau, kad jis atvyktų ir kad tai padarytų mane be galo laimingą, jeigu jis sutiktų su tuo, ko aš trokštu – vesti mane. Tai nebuvo iškilminga deklaracija. Tai buvo jaunos įsimylėjusios moters prašymas išsakomas su virpančiu balsu, bet stiklinė valia. Kaip reagavo Albertas? Jis apkabinė ją ir patikino, kad bus sužavėtas praleisti gyvenimą su ją. Pajusti, kad mane mylėjo ir myli toks angelas kaip Albertas, buvo per didelis džiaugsmas, kad jį būtų galima aprašyti. Vėliau rašė ji. Tai nebuvo tik meilės aktas, tai buvo galios demonstravimas. Viktorija nelaukė, kad kažkas nuspręs jos likimą. Ji pati ją pasirinko. Ji pasirinko savo vyrą, savo partnerį, savo ateitį. Šiuo vienu poelgiu ji parodė, kad svarbiausiais gyvenimo klausimais ji vadovaus savo širdimi. Ji sulaužė taisyklę, bet išsaugojo savo laisvę. Ir tai buvo tik jų bendro kelio pradžia. Jei tokių istorijų, kuriuose asmenybės nepabijojo laužyti taisyklių, jūs įkvepia, nepamirškite prenumeruoti mūsų kanalą. Mes gilinamės į praeitį, kad geriau pasuprastume dabartį. Žiūrovai, žinia apie karalienės piršlybas nuvilnavo per visą Europą. Nors visuomenė džiaugiasi romantika, politikai buvo atsargus. Kas tas vokietis, kuris dabar stovės šalia jų karalienės? Iš pradžių Alberto vaidmuo buvo griežtai apribotas. Tik po 17 santuokos metų, 1857-aisiais, Viktorija pagaliau iškovojo jam oficialų princo konsorto titulą. Bet Albertas nebuvo tik gražus priedas prie karalienės. Jis buvo įstringingas, darbingas ir turėjo aiškią viziją. Nors Viktorija aršiai gynė savo teisę valdyti, ji aklai pasitikėjo Alberto intelektu. Pamažu jis tapo jos artimiausių patarėjų, jos dešinė ranka. Jie dirbo kartu, peties petin dirbo. Jis reformavo karalikinių rūmų finansus, skatino mokslo ir mano geves ir buvo pagrindinis 1851 metų didžiosios parodos Britanijos galios demonstracija pasauliui iniciatorius. Jų santuoka, prasidėjusi nuo protokolo laužimo, tapo naujų standartų. Tai nebebuvo politinė sąjunga, tai buvo partnerystė, pagrįsta meile ir pagarba. Jie sulaukė 9 vaikų, o jų šeima visuomeniai buvo pristatoma kaip moraliumo pavyzdys, tapęs Viktorijos epochos vertybių, šeimos, pareigos, padorumo įsikūnijimu. Jų meilės istorija truko 21 metą. Ji baigėsi tragiškai, kai Albertas, būdamas vos 42 metų, 1861-aisiais, mirė nuo ligos, kuri tuo metu buvo diagnozuota kaip viduriuštėvus. Tačiau šiandien istorikai mano, kad tikroji priežastis galėjo būti Krono liga ar kita pilvo infekcija. Viktorija buvo sugniuždusi. Jos gedėjimas truko likusius 40 jos gyvenimo metų. Ji niekuomet nebenusiėmės juodum drabužiu, paversdama save amžinos našlios simboliu. Londonas ir visa Britanija buvo nusapstyta paminklais Albertui. Karalienės Alberto salė, Alberto memorialas, Viktorijos ir Alberto muziejus. Visa tai jos nepasibaigiančios meilės liudijimas. Žiūrovai, taigi ar karalienės Viktorijos piršlybos buvo tik romantiškas impulsas? Anaiptol, tai buvo pamatinis žingsnis apibrėžęs visą jos valdymo epochą. Tai buvo pareiškimas, kad ji, moteris vyrų pasaulyje, pati kontroliuoja savo likimą. Pasirinkdama Albertą, ji pasirinko ne tik mylimą vyrą, bet ir patikimiausią partnerį, kuris padėjo jai nešti imperijos naštą ir suformuoti modernę monarchiją. Jų istorija įrodo, kad net ir žiaustriausiose taisyklėse visada yra vietos drąsai ir meiliai. Viktorijos poelgis ne tik pakeitė jos pačios gyvenimą, jis pakeitė lūkesčius keliamus karalikiniai šeimai, įtvirtindamas idėją, kad monarchų santuoka gali ir turi būti pagrįsta jausmais. Kurią kitą istorinę asmenybę sulaužiusią taisyklės norėtumėte išvėksti kitame mūsų epizode? Pasidalinkite mintimis komentaruose. Ačiū, kad žiūrėjote.